viena detalė. Kita. Nuo gruodžio 14 dienos Ėriškių kultūros centro kieme Ėriškių gyventojai ir svečiai kviečiami į renginį Kartu auginame sodus. Anot renginio koordinatoriaus, šios iniciatyvos tikslas suburti bendruomenę, kurti kartu. Pagrindinė mintis ir tikslas, galėčiau sakyti, yra ne viena. Viena iš jų tai susitikti, bendrauti, kurti kartu, auginant sodą. O tas kūrimas ir buvimas kartu turbūt telpa į tą žodį gyvenimas, į tą gražų gyvenimą. Kita mintis ir kitas tikslas - pasipuošti Ėriškių kultūros centrą, o jeigu dar tiksliau, tai erdvę kieme. Iš tikrųjų, tos erdvės yra, dėkingos ir gamtos sąlygos, turime labai aukštas egles, kurių dėka mums pavyks sodą pakelti šiek tiek aukščiau. Tarsi tas simbolis ir bus, vėlgi viena viršūnė žiūrės į dangų, kita viršūnė į apačią, o per vidurį tarp dangaus ir žemės bus visų kartu užaugintas sodas. Šiaudiniai sodai viena įspūdingiausių lietuvių paprotinės dekoratyvinės dailės rūšių gyvybingų iki šių dienų. Pats gaminimo procesas, žinoma, bus pristatytas, yra ir instrukcijos, sodai gaminsis šiek tiek kitokiu būdu negu tradiciškai gaminama iš šiaudų, jungiant piramides ir paskui tik dalį piramidžių. O pats procesas vyks ir viduje, skambant liaudiškai muzikai, gros, repeticija, tokia savotiška kartu pasidarys folkloro ansamblis Upytės Vešeta. O tam tikrus elementus sukūrus, jie bus nešami į lauką ir ten prikabinami, dar kitaip priauginami prie vis didėjančio ir didėjančio sodo. O bambukai šį kartą atstos šiaudus tam, kad gamtoje sulaukus didesnių vėjų, lietaus, kitokių kritulių, šiaudas turbūt būtų silpnesnis, o bambukas regis atlaikys ir gero ne vienerius metus galės džiuginti pravažiuojančius, praeinančius, o gal ir specialiai atvykstančius pabūti prie sodo, nusifotografuoti, atrasti Ėriškius. Šis kuriamas sodas jau yra įtrauktas į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.